Ir iš tikrųjų, nieko nelaukdama į sceną kviečiu kitą mūsų pranešėją, Vidą Krištaponį, kuris atvyko iš Ukmergės senamiesčio pagrindinės mokyklos. Ir jis papasakos, o kaipgi jam sekėsi su vyresniais vaikais. Labą dieną, Vidai. Labą dieną visiems. Tai Kristina tikrai daug ką pasakė, bet aš pasakysiu dar apie savo mokyklą truputėlį. Ir tokie, tai šiandien, o prieš 85 metus buvo pastatytas šitas pastatas, kuriame iki šiol yra mokykla, lankosi mokiniai, būna mokytojai, dirba aptarnaujantis personalas. Ir prieš kokius 3 metus mokykloje buvo diegiame Olvejaus programą, bandėme dirbti visas kolektyvas kartu, taikyti tam tikras nuostatas, mokėmės, kaip elgtis tam tikrose situacijose. Prieš 2 metus penktokai, kurie šiandien yra 7-tokai, jau pabaigė 7 klasę, sėkmingai perkelti aukštesnį, tai vykdė kūrybinių partnerysčių programą, mokėsi būti kitokiais, dirbti kitaip. Ir čia prieš 2 savaitės su mokinukais bandėm atlikti įvairias veiklas. Tai išsiaiškinti, kas tai yra savivertė, pažvelgti į save, suprasti, kas aš esu, ką aš darau. Ir pirmiausia, ką mes darėme, tai paėmė popieriaus lapelius, rašėme, kas aš esu ir ką aš darau. Tai toks, jeigu taip, kadangi mūsų mokykla yra projekte ir vėliausiai įsijungia, bet džiaugiuosi, kad mes suspėjom visur. Tai ši veikla su mokiniais buvo šiaip gana sudėtinga. Baigėsi mokslo metai, kaip sakėt, visi pavargę. Bet ir vaikų klausimai tokie buvo, kodėl tik dabar tą mes žiūrim, tą mes darom. Sekanti veikla, ką mes darėm, arba dar gal tada prie to pačio apie vaikus. Vienas vaikas sako, kad tam šeimoje teigiama vertybė, kad jisai turi nieko neįsiskirti. Tai visos šeimos požiūris ir tėvelio, ir mamos, ir senelio. Būk kuklus. O vaikas nori būti atlaidus, atsargus, draugiškas. Mergaitė nori atrodyti nepriklausoma, tvirta ir šiaip pikta. Bet jinai savi yra protinga, teisinga, kruopšti, dosni. Berniukas, kuris klasėje šiaip yra problema mokytojams, pasirodo yra jautrus, optimistas, geranoriškas, padedantis kitiems. Kita veikla, kurią mes atlikome, tai buvo popieriaus lapas, kiekvienas vaikas užsirašė savo vardą, siuntėme ratu ir visi vaikai parašė po 3 savybės geras apie tą draugą. Kiekvienas vaikas atgavo savo darbelį paskui vėliau rato. Reakcijų buvo įvairių. Vieni buvo patenkinti ir suprato, kad čia viskas gerai. Kiti truputėlį buvo įsižeidę. Kiti vieni gal pervertinti, kiti manė, kad jie yra geresni. Tačiau tai pirmas kartas toks pabuvimas ir pamąstymas apie draugą. Labai tas pasimatė tokia, tas draugiškumas, santykiai kolektyve. Ir iš tikrųjų, pradžioje, kai pristačiau šitas veiklas mokykloje ir auklėtojams, toks truputėlį skepticizmas buvo.
kodėl čia, kaip čia bus, neklausys tie vaikai, drausmės neužtikrinsim. Tačiau galvoju, kad šitą veiklą mes tęsim. Ir gal gerai, kad yra birželis, pabaiga, per vasarą susistovės, nusės viskas ir rugsėjį iš naujo. Ir manau, kad galim bus su auklėtojais vykdyti šios veiklas, tam, kad pažinti geriau kolektyvą ir vaikam pažinti vieni kitus ir save. Šiaip vaikam geriau sekėsi grupinis darbas. Ir pristatymas sklandesnis buvo, kai visi draugai sustoja, galėjo papasakoti, surašė apie savivertę. Ir paskutinė veikla su vaikais, tai aš savo patinku, nes kai kas pasiruošė, kai kas ekspromtu, pasakoja 5 minutės, koks jis yra, kaip jiems sekasi. Po to visi pasakė, Tomai, Reda, Vilma, tu man patinki, nes paaugliai, 7-okai, 8-okai, tokios gal pirmosios simpatijos, antipatijos, įvairių dalykų. Sunku vaikam pasakyti, tu man patinki, bet pasakė. Ir aš galvoju, kad jis pirmas toks žingsnis, kur žengtas yra. Praeitą savaitę. Ačiū labai Irmai, kai įtraukė mūsų mokyklai projektą. Ir praeitą savaitę turėjom gražias 2 dienas mokymų, kur susirinkę į didelę salę. Galėjom paklausyti teorijos, atlikti praktinius dalykus ir panašias veiklas, kaip atliko vaikai. Šiaip įsivaizduoju tokie, dar nebuvo tokios atgalinio ryšio ir neteko pasikalbėti su daugumo mokytojų po šitų 2 seminarų. Tačiau su kuriais kalbėjau, tai tokia nuostata, kad iš tikrųjų gerai. Ir tos reakcijos žmonių ir pamatymas tų reakcijų žmonių vienas kito, aplinkinių. Ką aš noriu pasakyti, kad ir tas paprastas prisistatymas, kai vienas žmogus pasakoja kitam apie save, paskui kitas žmogus perpasakoja. Tai sako, nu tai, ką norėjau, tą pasakiau, tą pasakė kolegė. Bet kita vertus, kiek šiandien norėjai pasakyti ir kiek pasakysi kitą dieną. Galbūt daugiau, galbūt labiau suprasti, o gal iš tikrųjų supranti tiek, kad jau nebereiktų pagalbos. Nuotrauka iš seminaro. Prieš užduotį aš savo patinku, nes išsirengia 3 žmonės. Vienas seka laiką, kad neprakalbėtum per daug. Kitas užrašo tavo gerasias savybės. 3 paklausia, o kaipgi tau sekėsi? Kaip jautiesi kalbėdamas? Nu, aš manau, kad tai reikia patirti. Sudalyvauti, pabūti bendrai. Ir čia kiekvienas gavot nuotraukytę gražią dovanų iš partnerių. Tai čia keletą nuotraukyčių, tokių ne iš tos temos, bet čia praeitą savaitę vienas draugas sutiktas sako, šįmet labai lėta vasara. Aš sakau, todėl, kad gal mūsų tempas labai greitas. Ir iš tikrųjų gamta gal stabdo mus, kad sustotume, pažiūrėtume. Tai šitą nuotrauką, du tokius norėjau pasakyti dalykus. Tai vienas dalykas yra tas, kad apie golfą.
kai pradėjau domėtis golfu, tai čia prieš kokius 4 metus, kažkaip netyčia atsirado, kažkur galima nusipirkti pigiai lazdą pirmą, paskui netyčia kažkaip į turgų kažkas atvežė golfo kamuoliukų, nupirkau 30, tas pardavėjas sako, kai nuo langus daužysi. Netyčia nusipirkau batus paprastus, ten užrašyta golfo. Aš manau, kad atsitiktinumo nebūna. Viskas yra į vieną pusę. Tai ir dar pastebėjom paskutinis, tai prieš ruduo praeitas. Pakliuvau netyčia, ne tai, kad netyčia, nežinau, tyčia, netyčia, aš labai norėjau. Ir pakliuvau į kaučingo mokymus, pasirodė ten Irma su emociniu intelektu ir su kaučingu, jas labai siejasi tarpusavį. Ir iš tikrųjų, kaip tam žaidime golfo, iš tikrųjų pradžioj tas kamuolys neadekvačiai didelis. Ir atrodo, kad čia aš jau tiek visko žinau ir taip pataikysiu. Teorija kaip ir aiški, bet praktikui dar nepritaikyta. Tai šiaip, jeigu normaliam golfo klube nieks su tokia apranga lazdos net neduotų, ne tik, kad išleitų į aikštę. Tai ir šiandien galvoju, kad ir kaip tam žaidime jau formuojasi tas kamuoliukas, tai aišku, kad yra žalia pėdutė ir kažkokia duobutė vienoje ar kitoje vietoje, kurią galim būtų pasiekti, numušti tą kamuoliuką. Ir tai galvoju tas va, iš tikrųjų vietoj ir laiku emocinis intelektas, tie žodžiai, tas seminaras ir ta konferencija. Ačiū. Ačiū labai, Vidai.